Kiekviena istorija tai bandymas Išlikti, suprasti, išgyventi. Kalėjimo gyvenimas kiekvienoje tinklalaidėje. Labas, aš esu Viktorija, prirašytų rankų savanorė. Savanoriauju jau metus laiko ir šiandien kalbinsiu Vladimir Jermolajev, atliekantį bausmę Vilniaus kalėjime. Šiuo metu esam patalpoje, kurioje džiūsta skalbiniai, stovi molbertas su nepabaigtu paveikslu, o už lango tvoros su spygliuota viela. Šiandien kalbėsim apie santykius, kurie gyvena per atstumą, apie ryšių su šeima tada, kai tarp žmonių stovi kalėjimo sienos. Mūsų pokalbio tema – santykių su artimaisiais palaikymas atliekant bausmę. Šis pokalbis apie tai, kas lieka, kas nutrūksta ir ką žmogus pasirenka daryti su tuo, kas liko. Bandysime suprasti ne tik, kaip techniškai palaikomas ryšys būnant įkalinimo įstaigoje, bet ir kas vyksta žmogaus viduje, kai netenki, kai lauki, kai bandai atkurti. Tikiuosi, kad šis pokalbis leis pažvelgti giliau, neromantizuojant ir nesmerkiant, o matant sudėtingumą. Tai sveiki, aš esu Vladimiras, šiuo metu atlieku bausmę 17 metų, esu kilęs iš vaikų namų, pradėjau kurti ryšį su artimaisiais, su seserim, taip pat ir su savo sūnum. Ir labai džiaugiuosi, kad pradėjau bendrauti su savo vaiku, su savo drauge. Tai Vladimirai, kaip apibūdintum savo santykius su artimaisiais kažkokiu vaizdiniu, žodžiu, simboliu, kas tau ateina į galvą? Mano ryšys sustiprėjo tada, kada aš išvis neturėjau vilties jokios, kad man pavyks su seserim susitaikyti. Tiesiog reikėjo išklausyti daug įvairiausių kritikų apie save. Sėdi tarp keturių sienų ir ateina mintis pasiskambinti savo bent artimiesiems, tai seseriai ar broliui ar tetai. Tai didelė pažanga mano gyvenime, man tai daug ką reiškia. O su broliumi pavyko atkurti ryšio, nes brolis dar yra visiškai nepasiruošęs su manim bendrauti. Aš neįsivaizduoju, kaip man toliau. Bandysiu, susitelksiu savo mintis ir bandysiu kurti toliau tą ryšį. Gal galėtum šiek tiek papasakoti žmonėms niekada nesusidūrusiems, kaip realiai atrodo galimybė bendrauti su artimaisiais būnant kalėjime? Laiškai, skambučiai, pasimatymai, kaip dažnai tai įmanoma? Tai įvairiais būdais galima bendrauti su šeima, tai palaikyti ryšį telefonu, tai yra taksofonu, taip pat ir laiškais, rašai laiškus vos ne kas savaitę, tiesiog duoti žinią apie save, kad su manim viskas gerai. Laiškus rašau ranka, nes tai geriausias būdas yra įsigilinti, atsiprašyti už viską, ką esi bloga padaręs, pasidalinti savo mintim, ką tu nuveikiai per dieną ar per savaitę, kaip tavo mąstymas keičiasi, galbūt kokie ateities planai, išrašai viską ranka. O dar, Vladimirai, tu buvai anksčiau man minėjęs, kad rašei laiškus savo buvusiai draugiai ir tiksliai nežinojai, kur jinai gyvena ir bandėjai rašyti skirtingais adresais. Gal gali šiek tiek irgi papasakot, kaip atrodo tas procesas, kaip tu ieškai to adreso, bandai nuspręsti, kur rašyti, koks jausmas, kai laukia atsakymo? Aš įdėjau labai daug vilčių į paieškas ir tiesiog gavau iš žmonių pagalbos, paprašiau pagalbos, kad man suteiktų kažkokią tai informaciją apie savo buvusią draugę, su kuria gyvenau, su kuria susilaukiau vaiko, tiksliau sūnaus. Dėjau visas pastangas, kad parašyti į laišką, kažkokią gauti žinią iš jos, kaip jinai, kur jinai, kaip vaikas, ar auga, ar jisai yra vaikų namuose. Tiesiog mintis viena atėjo, reikia parašyti į vieną adresą, gavau atsakymą, kad su ja viskas gerai ir tie jausmai, kurie buvo tarp mūsų, jie neišblėso. Gal tiek, kiek gali ir nori atskleisti, gal gali pasidalinti, kaip atrodė tas laiškas po ilgos tylos? Ar tai buvo daugiau apie tavo jausmus, ar daugiau klausimai jai? Jai buvo daug labai klausimų, kad ar ji apskritai yra geroj aplinkoj,
ar nevartoja alkoholio. Daug klausimų kilo, ar jinai nevartoja narkotikų, ar jinai apskritai turi kažkokių sunkių priklausomybių ir paprašyti jos tiesiog atskleisti savo jausmus man, kaip jinai jaučiasi. Ir ji tau atsakė, ar ne? Taip. O kiek tavo vaikui dabar metų? Gegužės 18 bus 14 metų. Ir kaip suprantu, kad kartu su jos atsakymu gavai žinių ir apie savo vaiką. Taip. Gavau žinių iš jos, kad vaikas yra gerose rankose, jis gyvena su močiute, su jos mama ir mane tai labai nustebino. Labiausiai nustebino, kad jis yra saugios rankos. Kaip tu dabar supranti savo tėvystę, būnant čia kalėjime? Aš neįsivaizduoju, kaip įvardinti tą žodį tėvystę, kadangi aš jo net nemačiau, kaip jisai gimė. Tai yra labai sunkus etapas, kai man reikės pradėti viską nuo nulio, kai reikės susipažinti, kaip reikės jam skirti dėmesio, kad jisai priprastų prie manęs, kaip prie tėvo, duoti jam kažkokių galimybių apsispręsti, ko jisai nori iš gyvenimo, ko jisai siekia ir ko jis labiausiai trokšta. Tu man taip pat buvai minėjęs, kad esi matęs ir video savo vaiko, ar ne? Taip. Gal gali papasakoti, kaip jauteisi pirmą kartą, pamatęs savo vaiko video, kokie užplūdo jausmai? Labiausiai mane užplūdo, kaip man įrašė video ir jisai mane kreipėsi: sveikas tėti, aš labai tave myliu. Ir mane labai tai sugraudino. Ir tiesiog, aš negalėjau ašarų sulaikyti ir tiesiog man širdis spurdėjo ir tiesiog aš jaučiu, kad ta laimė man iki šiol dar yra mano širdyje. Tai vaikas yra iš viso šventas dalykas. Jeigu tavo sūnus klausytų šito pokalbio po, nežinau, pavyzdžiui, 10 metų, ką tu norėtum, kad jisai apie tave suprastų? Labiausiai norėčiau, kad jisai suprastų, kad aš niekada jo nepamiršau, visą laiką apie jį galvojau, žinau, kad aš tikrai būčiau geras tėtis, jeigu būčiau tikrai laisvėje, ir norėčiau, kad jisai suprastų, kad aš jį labai stipriai myliu ir niekada gyvenime jo nebuvau pamiršęs ir niekada nepamiršiu ir nepaliksiu jo bėdoj. Suprantu, kad tėčio rolė tau kol kas atrodo nauja, nes jos laisvėje dar nesi patyręs. Koks tu norėtum būti tėtis? Pirmiausia, norėčiau būti geras tėtis, kuris, aš galbūt nepasakysiu teisingai, bet norėčiau būti tas tėtis, kuris duotų vaikui viską, ko jisai trokšta, ko jisai gyvenime neturėjo. Tai pirmiausia, tai yra tėvo meilė, tai yra tas žodis meilė, tai yra tai jausmai, vertybės, kurios jį pasiektų, tai yra meilė, nuoširdumas, atvirumas, kantrybė, stiprybė. O kaip įsivaizduoji, atrodys jūsų pirmas susitikimas laisvėje? Aš neįsivaizduoju, ar man reikės tiesiog jam nuo pradžių viską papasakoti nuoširdžiai, aiškiai, ir kad mano vaikas, jisai nebijotų manęs, nes aš tikrai jo niekada neįskaudinsiu. O dabar tu turi galimybę su juo tiesiogiai bendrauti, ar tik per jo mamą? Per jo mamą ir močiutę. Daugiausiai bendrauju su jo močiute, nes ji labai trokšta, kad aš išeičiau greičiau į laisvę ir galų gale būčiau su vaiku ir aš su juo galėsiu eiti į įvairius užsiėmimus, galų gale aš galėsiu jam kažkiek padėti, kol jisai sulauks pilnametystės, aš galėsiu jam padėti susirasti darbą, taip pat padėti kažkom buitin. Tiesiog bandysim viską, stengsiuos po truputį, kad jo svajonės įsipildytų. Jeigu galiu paklausti, o kiek tau dar liko iki išėjimo į laisvę? 2 metai 9 mėnesiai. Tai kai išeisi, tavo vaikui bus 16. 16, jo. Aš žinau, kad tau atliekant bausmę, tu netekai savo mamos. Ar pameni momentą, kai sužinojai apie jos mirtį? Kadangi aš 2012 metais sužinojau, kad mano mama paliko šį pasaulį ir jinai norėjo senoviniu būdu, kad nereikėtų ten ligoniniai kažkur, tai jinai tiesiog priėmė sprendimą, kad jai geriau būtų mirti namuose. Aš tiesiog vieną vakarą, būdamas įkalinimo įstaigai, paskambinau namo į mamos mobilųjį numerį ir tiesiog atsiliepė sesuo ir pasakė, kad Vladimirai, mamos jau nebėra. Ir tiesiog
man iš karto suėmė nervai ir tiesiog praradau kantrybę ir pradėjau tiesiog keiktis. Padėjau ragelį, praėjo 5 minutės, paskambinau vėl ir paklausiau iš tikrųjų, tai kad pasakytų man teisybę. Sako, aš tau įsiunčiau jau visus dokumentus įrodančius, kad mamos nebėra. Nu ir viskas. Kažkada ir mes visi ten atsidursim. Tiesiog labai gailiuosi, kad aš nuvyliau savo mamą, kad negalėjau būti tas sūnus, kad negalėjau suvokti ir imtis kažkokių veiksmų, imtis darbo, imtis užsiėmimo, kad būti sąžiningam žmogui, kad imtis kažkokių tai pokyčių. Tiesiog mano gyvenimas labai stipriai pasikeitė bloga linkme ir aš pradėjau daryti nusikaltimus įvairiausius ir galų gale priėjau prie tokio sprendimo, kad tiesiog atėmiau žmogui gyvybę, pakliuvau į kalėjimą 20 metų. Ačiū, kad taip atvirai daliniesi. O gal žinai, kas vyko tavo mamos gyvenime, kad taip susiklostė, kad tu užaugai vaikų namuose? Tikėjausi to klausimu. Aš kai buvau mažas, tarp mano tėvų įvyko labai stiprus smūgis, pokytis į neigiamą pusę. Mano tėtis buvo priklausomas nuo alkoholio ir labai stipriai. Mano akise, mano akivaizdoje buvo didelis stiprus smurtas, kadangi mama mano neturėjo priklausomybės, bet tėtis labai patrako ir tiesiog sudavė mamai kartą per veidą. Po to po kelių dienų jam buvo labai stiprus smūgis nuo alkoholio, ta prasme toks protrūkis smurto ir jisai griebėsi jau peilio ašmenų ir tada jau mamai sudavė tą smūgį ir išvežė ją į ligoninę. Buvo sužalota stipriai ir nežinojau, kur dėtis. Aš, būdamas mažas, 7 metų, gal 8, supratau, ką aš padarysiu. Bet brolio nebuvo šalia, vyresnio brolio, nes mano brolis armijai tarnavo. Tai nežinojau, ką daryti. Tiesiog aš pasislėpiau po tą lovelę ir laukiau momento, kada viskas baigsis. Mama gal dabėgo iki to telefono, paskambino į policiją, tiesiog prašėsi pagalbos ir viskas. Daugiau kaip ir nieko neatsimenu. Ir toliau, kaip aš atsidūriau vaikų namuose aš atsidūriau 94 metais. Mane paėmė tam, kad būčiau saugus nuo tos tėvų smurtavimo ir priklausomybės. Todėl, kad pastovus tas konfliktas tarp tėvų labai buvo sudėtinga situacija ir man buvo labai nejauku, nes aš jau kiekvieną dieną liejau ašaras, vos ne iki pamėlynavimo visas pats. Ir galų gale aš buvau saugus, taip, bet aš ilgėdavausi mamos. Ar ji tave lankydavo? Taip, lankydavo ir atveždavo visokiausių vaišių, nes mano mama dirbo per 2 darbus, tai labiausiai to laukdavau, kada mama atvažiuos, nupirkdavo man visokių saldainių ir žaislų ir apskritai, kad būčiau linksmesnis, kad būtų manyje ta šypsena mano veide. O kaip tu jauti, kaip pasikeitė tavo santykis su mama po jos mirties tavo viduje? Po jos mirties aš iš tikrųjų nežinau, aš jau buvau įkalinimo įstaigai. Tai aš niekada nenustojau savo mamos mylėti. Mano mama yra mano mama. Aš niekada nekeldavau prieš ją balsą, niekada nekeldavau prieš ją rankos. Jeigu kas nors atsitikdavo su mano priešingybė, tai jeigu aš kažkokius neigiamas emocijas reikšdavau, tai aš išeidavau į lauką. Tada įsiliedavau ten lauke kažkur, nežinau, tarp medžių ar mėtydamas akmenis į tvenkinį. Paskui pareidavau, tiesiog atsiprašydavau mamos, kad netyčia surikau ant jos ar balsą pakėliau, kažką tokio. Tiesiog mama sako, tu nepergyvenk, sako, aš niekada ant tavęs nepykau. Tu mano esi mylimiausias vaikas ir tiesiog ilgiuosi aš mamos iš tikrųjų. Yra to ilgesio, bet nieko nepadarysi. Tai jūs esat su sesė ir broliu ir sakai, kad su broliu ryšio nepalaikot, o su sesė pavyko atkurti ryšį. Taip. Gal gali pasidalinti, kaip įvyko tas lūžis, kada jūs tą santykį atkūrėt ir kaip? Su sesė, nebuvo visiškai nutrūkęs tas ryšys, tiesiog buvo truputį jisai apribotas. Tiesiog aš sėdau į kalėjimą, jinai buvo pikta dėl to, kad aš elgiausi nesąžiningai, ne taip, kažkaip neigiamai žiūrėjau į tą gyvenimą, į tą visuomenę. Bet jinai niekada neprieštaravo, kad aš jai paskambinčiau, kad su ją pradėčiau kažkiek tai bendrauti, kad sulaukti kažkokių kritikų. Tai yra,
labai gerai, nes jinai yra vyresnė sesuo, jinai turi teisę. Aš ją labai už tai džiaugiuosi ir aš ją labai palaikau ir aš ją labai myliu. Ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad turi tokią sesę protingą, kuri man patarė, kad aš išėjęs į laisvę imčiausi darbo, kad aš susirasčiau būstą, kad aš susirasčiau žmoną, kad aš tikrai imčiausi gerų darbų, kad imčiau veiklos, imčiausi, kad suprasčiau, kad tas gyvenimas nėra baigtas, yra dėl ko gyventi. Mano sesuo yra toks asmo, kuris niekada priešingai nieko nesako. Jeigu yra klaida, ją galima ištaisyti. Ne kažkokiu konfliktu, o tiesiog darbais. O kaip manai, kas pasikeičia viduje, kai supranti, kad tavęs neatsisako? Pasikeičia galbūt charakteris, galbūt pasikeičia emocijos. Aš esu išvis laimingas žmogus dabar šiuo metu. Aš gyvenu ramų gyvenimą. Aš nors ir esu kalėjime, bet aš esu ramioje aplinkoje tarp gerų žmonių, tarp gerų specialistų, kurie mane moko dorybės, vertybių, išmokau pažinti vertybės. Supratau, kad aš buvau labai emocionalus, labai nesupratingas, nesuprasdavau kitų, veldavausi įvairius konfliktus. Bet šiuo metu aš laikausi disciplinos ir aš labai laimingas, kad yra tokių žmonių, kurie nori man padėti. Tiesiog aš esu laimingas. Ir ačiū Dievui, kad yra tokių savanorių, kurie suteikia būtent tą džiaugsmą. Labai džiugu girdėti, kad yra tų galimybių, kai yra vidinis noras, ar ne? Taip. O dar truputį grįžkim prie tavo draugės, nežinau, buvusios draugės, kaip tu dabar matai, dabar atkūrinėjat ryšį, ar ne? Kaip jaučiasi, kaip vyksta tas ryšio atkūrimas ir kaip tu matai jūsų santykių eigą? Tas santykių atkūrimas, man labiausiai stipru iš jos girdėti, kad jinai nenori skubėti tos santykius atkūrinėti, bet ji duoda man kažkokią viltį, kad tie jausmai dar nėra kažkur tai pasiklydę, jie yra tarp mūsų, tie jausmai, ta mūsų meilės, tas ryšys, abipusis susitarimas. Kartais jinai būna, mano draugė pasako, kad oi, tu darai taip ir taip, blogai darai, ten konfliktus veldavaisi įvairius, bet tai viskas, priimk taip, kaip yra iš tikrųjų. Aš su ją net nesiginčiu, primenam kartais nuo karto vienas kitam įvairius neigiamus dalykus, bet toks jau gyvenimas, nieko nepadarysi. Noriu trumpai įsiterpti ir pasidalinti, kad projektas Išgyvent turi ir savo tinklapį. Kviečiu apsilankyti išgyvent.lt be lietuviškų raidžių bei susipažinti su Išgyvent merču, su kalinčių žmonių kurtais dizainais. Ir kiekvienas iš tų dizainų turi savo istoriją išgyvent.lt. O dabar grįžkime į pokalbį. O šiuo metu matai savo ateitį su ja, išėjusi laisvę? Tokią viltį turiu. Aš iš tikrųjų norėjau su ja kurti ateitį. Dar kartą su ja pabandyti iš naujo. Padėti jai truputį išsivaduoti nuo visokių kančių, ką jinai yra patyrus. Tiesiog aš esu nebe tas Vladimiras, kuris buvau anksčiau. Man 37 metai. Man užtenka tos bėdos, tos neigiamos emocijos, tos galbūt to blogo charakterio rodymo. O prieš kiek metų jūs su ja buvote kartu? Nuo 2009 metų iki 2011 metų. 2 metus. Ir ką dabar jauti, matai, kad santykiuose darytum kitaip negu darai tada? Aš nežinau iš tikrųjų, kaip jums atsakyti tą klausimą. Aš matau taip, kad pirmiausia reikia išeiti iš įkalinimo įstaigos ir tada neskubėti iš karto tą žengti žingsnį, reikia tiesiog bendrauti, teirautis apie vaiką, daugiau skirti laiko vaikui, savaime tie santykiai atsikurs, nes kuo skubiau priimsi tą sprendimą, to gali greitai nudegti. O ko labiausiai bijai išėjęs į laisvę? Turiu didelę baimę atkryčiui, jeigu žinot, kas tai yra, bet aš nepasiduosiu. Nes aš esu visiškai nusprendęs lankyti tų specialistų, prašytis pagalbos, nebijoti prašyti pagalbos žmonių, kurie
galbūt mane pažįsta ar galbūt norės susipažinti, kurie norės sužinoti mano praeities įvykius. Stengsiuos tų baimių atsikratyti, bet yra šiek tiek ta baimė, aš tiesiog dalinuosi atvirai, kad pas kiekvieną kalinį, bent jau aš apie save sakau, kad yra baimė, išėjus į laisvę, sakoma, neatsigerti alkoholio, bet aš to nedarysiu. Aš tiesiog sakau sąžiningai, nėra taip lengva. Kaip manai, kas yra tas pagrindinis dalykas, kuris tau suteikia stiprybės galvoti, ryžtis, kad iš tikrųjų to atkryčio nebus? Pirmiausia, reikia tikėti, susiimti, daryti tas, kas tau reikalinga, o labiausiai reikia pasitikėti Dievu ir kreiptis į jį. Dievas tikrai yra, kad jisai tau tikrai neleis žengti žingsnį į piktasias rankas ir tiesiog lankytis tose vietose, kuriuose tau iš tikrųjų būtų ramu, jauku ir šilta. Kaip tu patiri, kaip pasikeičia santykių prasmė, kaip tau pasikeitė santykių prasmė, kai tarp žmonių atsiranda fizinės sienos, kalėjimo sienos? Čia iš tikrųjų rimtas klausimas. Ką tau reiškia santykiai, kol buvai laisvėje ir ką tau reiškia santykiai dabar būnant čia? Įkalinimo įstaigoje santykiai su žmonėm, galbūt aš įvardinsiu taip pat, aš tarp specialistų, jeigu yra, kurie žmonės moko darybių, kurie tave moko įvairiausių tikrovės pažinimo, tai yra psichologai, socialiniai darbuotojai, galbūt tos pačios meditacijos ir apskritai užsiėmimai, kurie tave atveda į naudingą kelią, duoda suprasti, kad tu tikrai esi atsitraukęs nuo tos sienos, kurios tave kažkada tai buvo prispaudusios ir kurios dabar turi tokį laisvesnį kelią pasirinkimui. Aš jaučiuosi dabar šiuo metu tarp nuteistųjų ir specialistų ryšį turiu daugiau su specialistais negu su kaliniais. O kaip manai, ką žmonėms gyvenantiems laisvėje yra sunku suprasti arba apie ką gal žmonės net nepagalvoja, net negali įsivaizduoti, kalbant apie santykius, apie santykių kūrimą būnant kalėjime? Laisvėje taipogi nėra šiaip lengva viskas. Reikia irgi priimti tinkamus sprendimus, kur tu eisi, ką tu valgysi ir su kuo tu bendrausi. O galų gale, jeigu tu esi gan protingas, tu apeisi tą būtent užkampį ir tiesiog užeisi į tam tikrą erdvę, kur tave ramina. Su tais pačiais gyvūnais gali būti tiesiog laimingas. Tu pamatysi įvairiausią kažkokį ryšį tarp gamtos vaizdinių. Su to pačia gamta, pabuvimas lauke, tas ryšys, galų gale su Dievu yra ryšys. Ar santykį su Dievu atradai būdamas kalėjime ar jau anksčiau? Tai būtent kalėjime. Kalėjime aš atradau Dievą man buvo 19 metų ir aš tada supratau, kad reikia kreiptis į žmonės, kurie galbūt supras mano gyvenimą. Aš papasakoju visą savo istoriją, koks mano likimas buvo nuo pat mažens, ko aš nežinojau, kuo aš būsiu. Kai pradėjau pasakoti žmonėm, kurie mane paskatino ateiti į koplyčią, aš galvoju, ką man ten eiti? Sako, tu ateik, pabūsi. Gerai, vieną kartą atėjau, antrą kartą atėjau. Ir tiesiog man patiko. Aš susipažinau su žmonėm, susipažinau su vyskupu, su kunigu. Ir man visiškai patiko, aš lankiau daug metų ir tada priėmiau sprendimą pasikrikštyti. Ir tada man labai stipriai paveikė tas krikštas. Tapau laimingu žmogum ir tiesiog esu išlaisvintas nuo tų visų kančių, nuo tų prisiminimų, nuo tų visų žalingų dalykų, kuriuos aš pridariau žmonėm rūpesčių, tiek savo artimiesiems. Paprašiau Dievo tiesiog pagalbos išlaisvinti iš tų piktų dalykų. Pradėjau bendrauti su žmonėm. Supratau, kad jeigu aš taip toliau tęsiu bendravimu, tai man viskas puikiai klostysis. Tiesiog reikia tik tai laukti, turėti kantrybės, suprasti. Tas Dievo palietimas mane labai iš tikrųjų suartina su viešpačiu ir aš kiekvieną vakarą dabar meldžiuosi su savo bendruomenė. Ir aš suprantu, kad tai padeda ir tai veikia. Galų gale aš turiu puikius specialistus ir galų gale turiu savanorius, kurie ateina, aplanko mus, skatina būti tiesiog atsipalaiduoti ir suprasti, kad tos blogas mintis reikia vyti lauk. Ar galėtum pasakyti, kad tavo sukurtas santykis su Dievu praturtina tavo santykius su žmonėmis?
Tikrai taip, praturtino ir dar kaip. Ir aš dabar turiu ne tik, kad manim pasitikė žmonės ir duoda suprasti, kad, ne kiekvienas žmogus galbūt supranta žodis meilė. Aš tai jaučiu kiekvienam žmogui meilę. Tai yra, kas yra iš širdies. Tas širdies tuksenimas, tas dūžis, kiekvienas ritmas reiškia meilę. Nes tu, jeigu kai bendrauji su žmonėm, jeigu tu pasitikė žmogum, tu pasakoji apie savo gyvenimą, automatiškai tu jau parodai žmogų meilę. Per pasitikėjimą, per atvirumą. Taip, aš taip suprantu. Dar artėjant prie pačios pabaigos, norėčiau tavęs paklausti, o koks tavo santykis yra su pačiu savim? Sudėtingas klausimas. Mano santykis su savim svarbiausia būti sąžiningu pačiu su savim. Aš noriu visada save pateikti iš gerosios pusės, kad aš esu darbštus, kad aš galiu būti geras žmogus. Aš visą laiką save nuteikinėju į teigiamas pusės. Būk geras, būk mylimas, būk supratingas. Ir tave mylės, ir supras, ir tu būsi palaimintas, ir viską turėsi, kas tau reikia. Tiesiog aš pasitikiu savim, kad aš įveiksiu šitas visas baimės, kad aš turėsiu kantrybės. Kas tau labiausiai padeda priimti savo praeitį, savo kažkokius anksčiau priimtus sprendimus, kurie gal šiuo metu tau atrodo netinkami, bet tuo metu jie buvo kokie buvo? Kas tau labiausiai padeda tai priimti? Labiausiai galbūt, nežinau, mano sprendimai tokie, kad koks aš buvau anksčiau, ane, ir koks aš esu dabar. Anksčiau aš buvau tiesiog nusikaltėlis, darydavau netinkamus sprendimus, eidavau susitikdavau su draugais, mane skatindavo eiti vartoti alkoholį, tiesiog imdavausi neigiamų dalykų. O dabar aš priėmiau tokį sprendimą, kad man nei alkoholis nerūpi, man rūpi tik žmonės, komanda, bendruomenė, savanoriai, galbūt ir man pavyks kada nors savanoriauti. Ir aš norėsiu padėti žmonėm, kas gal žino, tik Dievas vienas žino. Tiesiog aš priėmiau tokį sprendimą, kad aš imsiuosi tik tai gerų darbų, kad pateikti žmonėm pavyzdį. Aš galiu būti toks Vladimiras, kad ką gali žinoti, visi darbai. Reikia darbais įrodinėti, o ne tik žodžiais. Ačiū tau labai, Vladimirai, už tavo atvirumą ir nuoširdumą. Gal yra dar kažkokia mintis, su kuria galbūt norėtum palikti mūsų klausytojus? Pabaigai norėčiau pasakyti, kad, mieli klausytojai, prašau, tiesiog nežalokit savęs iš vidaus, priimkite tam tikrą sprendimą, kuris vestų jūs pas Dievą, ir kad visą laiką žinokit, kad Dievas jūs myli ir kad yra tikrai gerų žmonių visuomenėje ir pasaulyje. Tikrai yra žmonių, kurie padės ir atves į darybės kelią. Neturėkite baimių ir imkitės teisingų sprendimų. Tikėkite savimi. Ačiū tau, Vladimirai. Ačiū Jums.